Sveiki, mėly klausytojai, klausote tinklalaidės Filosofinė terapija. Su jumis esu aš, Justinas Grigas. Ir aš, Algis Fidejevas. Šį kartą laidoje norime pasikalbėti apie svarbę realiją, apie svarbę temą šiuo metu, tai yra karą Ukrainoje. Ir kadangi, esame vis dėlto su Algi su tavimi vieši žmonės jau, tai jaučiame ir tokią atsakomybę pasikalbėti apie tai, kas vyksta šiuo metu arti mūsų, apie karą Ukrainoje ir apie tai, kaip mes jį patiriame, kaip mes su juo susidurėme ir tiesiog vieną kitą dalyką pasakyti apie tai, kuris galbūt padėtų tiesiog išbūti ir būti su tuo, ką mes matome kaip tokį didžiulį informacijos srautą susijusi su karu. Ir su tais visais tokiais galbūt ir iššūkiais kylančiais su ta tema, tai yra to informacijos srautų, kuris ateina. Tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas tai karo grėsmė čia kita tema. Ir tai tokios dvi temos į vieną, bet akcentas, mes tikrai nesam tikrai čia nebus apie viską, o bandysim galbūt kalbėti temomis, kur jaučiamės šiek tiek kompetentingiau, tai būtent apie būseną, apie tokią psichologinę būseną, galbūt ir apie egzistencinę būseną viso to akivaizdoje. Ir konkrečiai fokusuosimės būtent ties informaciją, kad irgi neišsiplėstume per daug. Konkrečiai kaip mes matome, kaip informacija veikia, koks pasvarstymai per savo patirtį, be jokios abejonės irgi prafiltruoti, kaip informacija veikia, kaip su ja elgtis, kaip filtruoti, ką pasiimti, į ką reiktų galbūt atsargiau žiūrėti, ir kaip išlaikyti tam tikrą turbūt sveiką protą šitoje situacijoje. Dar vienas dalykas, kurį iš karto norime deklaruoti, tai kad mes esame tikrai šališki šitoje situacijoje, kalbant apie karą Ukrainoje, esame proukrainietiški. Labai stipriai. Jo, labai stipriai, taip pat pasisakome, kaip ir už paramą Ukrainai, pasisakome už būtinybę ruoštis čia Lietuvoje, galimai karo grėsmei. Taip, man atrodo, kad čia labai svarbu dabartiniam kontekste pabrėžti tą, kad tai kalbame neskambėtų kažkaip tai aptakiai ir nelabai aiškiai, kad mūsų labai aiški pozicija, labai šališka ir čia nėra jokių klausimų turbūt. Ne apie tai bus pokalbis. Taip. Gal tą svarbu pasakyti, nes vėliau bent jau aš noriu pasakyti vieną kitą kritišką dalyką apie žiniasklaidą ir apie informaciją, kuri mus pasiekia, bet tai nereiškia, kad mes kvestionuojame, kas vyksta Ukrainoje, tai vis tiek laikomės pozicijos, kad Rusija užpuolė Ukrainą, Rusija yra agresorius, Ukraina ginasi ir tos pozicijos mes laikomės šioje laidoje. Taip, ir dar porą dalykų aš sakyčiau pridėti, man atrodo, reikia, kad man yra tokia intuicija, kad yra tokia sritis, kuri angliškai vadinasi self-help. Lietuviškai aš nežinau, ar yra kažkokia savipagalbos literatūra. Taip, kad tai su psichologija susiję dažnai net ir į tam tikrą ezoteriką nueina. Ir aš pastebėjau, kad dažnai žmonės iš tų sričių vengia šitos temos. Šitos temos vengia ir arba bando prisimti tokią gana viršvietišką, viršlaikišką poziciją, kad kažkiek ir atsiriboti. Kadangi mes suvokiam, kad filosofinė terapija, nori nenori, sukoreliuoja bent jau su šita sritimi, būtent tokios savipagalbos. Turiu omeny tai, ką mes vadinam filosofiniu konsultavimu, kuo mes užsiimam. Būtent tai, kuo užsiimam ir apie ką darom tinklalaidės, kad tai koreliuoja su šita sritim savipagalbos, bet skirtingai negu daug atstovų tokios terpės mes norim į konkrečius dalykus, būtent karo atžvilgių orientuotis, pabrėžti savo paramą Ukrainai. Ir kad apskritai nenorim vengti šitos temos ir nemanom galbūt, kad reikia vengti šitos temos, kitas svarbus dalykas.
Ir taip pat dar pratęsiu, kad ir kalbant apie filosofiją, filosofija gali turėti polinkį, dažnai turi nueiti į tokias abstrakcijas, universalijas ir nebepastebėti to, kas vyksta čia ir dabar, šalia. Tai, kad taip nenutiktų, mes irgi orientuojamės ne tik į tokią praktinę pusę ir kasdienę pusę, bet ir tai, kas šiuo laiku yra nepaprastai aktualu. Tiek grėsmės, tiek esamas karas ir mums atrodo būtina apie tai kalbėti, būtent iš filosofinės perspektyvos taip pat. Dar vienas toks argumentas galbūt galėtų būti, kad šiaip jau filosofija linkus radikaliai viską kvestionuoti ir čia mes galėtume kažkaip kvestionuoti, kas yra tiesa šitoj situacijoje, galėtume kvestionuoti, ar mūsų pozicija yra teisinga, bet mes to nedarysime, manau, nes iš kitos pusės lygiai taip pat yra, man atrodo, priimtina tokia filosofinė pozicija, kuri nurodo, kad jeigu mes kalbame apie tokį tiesiog gyvenimą, praktinį gyvenimą, kad mes turim prisimti kažkokias pozicijas, mes negalim būti neutralūs, jeigu mes darom egzistencinius kažkokius sprendimus, pasirinkimus, tai tada tiesiog belieka reflektuoti, kokiose prielaidose mes esam ir kokiu pagrindu tos sprendimus darom, bet turime turėti kažkokią poziciją ir neįmanoma jos išvengti. Čia visiškai teisingai, filosofija gali būti matoma ir dažnai jinai būna kaip visoko kvestionavimas ir tas dažnai yra labai veiksminga ir prasminga. Kita vertus, filosofija nebūtinai turi tuo būti, jinai tikrai, kaip sakai, gali būti susijusi su labai aiškiu pasirinkimu ir labai aiškiu veiksmu. Tas pats mūsų mylimas Kierkegaras juk šitą pusę pabrėžia dažnai. Galų gale prisiminkim antiką, kai iškildavo karinė grėsmė, Sokratas irgi dalyvavo visuose tose reikaluose, kai buvo laikas ir vieta kvestionavimui absoliučiai visko, jis to užsiėmė, bet kai iškildavo grėsmė, jisai gindavo Atėnus, kiek aš atsimenu. Sokratas taip, nors Platonas, tai kiek pamenu, buvo labai kritiškas ten kai kuriem Atėnų sprendimam. Sokratas irgi kritiškas buvo Atėnų sprendimam. Teisybė, bet į karą ėjo. Tai va. Tai gal dar pat užtvirtinam, koks mūsų tikslas šito epizodo. Mes jau kaip ir pradėjom tą pasakyti, gal tu pasakyk porą žodžių ir aš pasakysiu. Šito epizodo tikslas, bandėme jį suformuoluoti kuo siauresnį, nes kalbant apie karą galima labai išsiplėsti. Ir plus daugybės sričių, kur mes neturim jokio išmanimo. Taip, pripažįstam, kad nesam kaip karybos ekspertai. Toli gražu. Jo. Taip. Suteikti net pirmą medicininę pagalbą, ta prasme, kitam gal žmogui patikėčiau, labiau kompetitingam turiu pripažinti. Negu man. Ir negu savo. Negu savo. Taip. Tai vat. Bet manom, kad turim šį bei tą pasakyti visų pirmiausia apie tą informacijos srautą, kuris mus pasiekė ir su kuriuo susidūrėm ir kuriuo mes visgi remiamės kažkaip mąstydami ir spręsdami apie kasdienybę. Tai vat, ką mes norim šiame epizode padaryti, tai pasikalbėti apie tą informaciją susijusią su karu, kuri mus pasiekia ir kalbėti apie tai, koks būtų toks adekvatus, realistiškas santykis su šita informacija, ta prasme, kad padėtų mums kažkokią vidinę pusiausvyrą išlaikyti ir turėti prasmingą, konstruktyvią laikyseną šioje situacijoje. Visiškai sutinku, papildysiu tuo, kad gal kitais žodžiais, kad išlaikyti tokią sąlyginę ramybę, kiek tai yra įmanoma ir pakalbėsime apie tai turbūt, kaip mes įsivaizduojam, galbūt nepriimkite to kaip patarimų, nes nemanau, kad ir čia mes esam kažkokia aukštesnėje pozicijoje, mes galbūt šiek tiek net savo patirtim pasidalinsim. Ir gal kažkam tai bus naudinga, kad, kaip pabandysim pakalbėti apie tai, kaip išlaikyti ramybę, neignoruojant to, kas vyksta, ir nerimą, ir tokius sunkius jausmus transformuoti į kažką prasmingo. Turbūt toks yra tikslas mūsų abiejų ir tai, ką tu pasakai ir ką aš pasakiau. Taip, sutinku.
Tai ką, galim tada po truputį eiti prie temos. Ir pirmas dalykas, ką kviečiame kažkaip apmastyti kartu, tai trumpai pasikalbėti apie pačią informaciją kaip dalyką ir, suformuluoti tokį, sakykime, apibrėžimą to, ką mes turėsime omenyje, kalbėdami apie informaciją. Ir šioje vietoje iš karto norisi keletą tokių niuansų pažymėti. Tai pirmiausia, kad, apskritai gyvename tokiam laikmetyje, kuomet tos informacijos mus pasiekia labai daug iš įvairiausių kanalų. Tai turbūt internetas dabar yra pagrindinė terpė, per kurią mes mus pasiekia tiksliau informacija. Turime įrenginius, per kuriuos tą informaciją skaitome, vartojame, klausome ir visaip kitaip priimame. Tai žodžiu, informacija mus pasiekia per tam tikras terpes. Kita vertus, iškart į ką norisi atkreipti dėmesį, kad mes gyvename tokiu laikmečiu, kuomet informacija yra, sakykime, perteikiama taip grubiai kalbant, verslo įmonių, kurias mes taip pat vadiname ir žiniasklaidos priemonėmis. Tai žiniasklaidos kaip fenomenas, kaip terpė, taip pat yra svarbus dalykas, į kurį, svarbu atkreipti dėmesį, kalbant apie tą informaciją ir ypatingai su karu susiję informacijos. Tai pora dalykų, žodžiu, pirma, informacija kaip ateinanti per įrenginius, per internetą, ir antra, informacija kaip tai, ką mums, patiekia žiniasklaidos priemonės, kurios kartu yra, ir verslo pelno siekiančios įmonės. Gal tu, Algi, dar turėtų minčių kažkokių. Numeris vienas tai yra, kad niekada nebuvo tokio pertekliaus, kaip dabar yra. Ankstesniais laikais būdavo informacijos stoka ir pirmą kartą, sunku įvardinti, kiek čia laiko tame gyvename, bet iš principo, kiek aš pats matau, man atrodo, paskutiniai 10 metų yra labai apie tai. Paskutiniai 5 turbūt ypač, kad yra didžiulis perteklius ir skirtingai negu anksčiau informacija nenori turi riboti. Čia nebūtinai apie karą, apie bet ką. Turbūt pirmas kartas, pirmas toks laikotarpis. Kai tiesiog, jeigu nori apskritai gyventi savo gyvenimą, kažkokį turėti aš apskritai, kažkokią savastį, kažkokią veiklą, į ką nors pasinerti, turėti santykius su kitais žmonėmis, tu privalai riboti informaciją, nes jeigu tik tais paleidė tą tokį saugiklį, tą ribojimą, tuomet tave užplūs absoliuti begalė. Ribų nėra, kaip buvo anksčiau jos būdavo ir tos informacijos stigo. O dabar absoliučiai nėra ribų ir bet kur jinai yra prieinama. Gali, jeigu pasitrauksi, būsi miške, pavyzdžiui, atsiribojęs nuo visko, bet bus internetas, tu vis tiek gali visą laiką praleisti sekdamas informaciją. Tai to niekad nebuvo iki šiol ir be jokios abejonės šitas fenomenas kelia labai daug iššūkių. Ir iš tikrųjų nėra labai daug apie tai kalbama ir aš manau, kad mes padarysim ir tinklalaides grynai šitą temą, informacijos pertekliaus. Bet kokiu atveju tai yra pavojingas fenomenas, turintis savo pliusų, bet turintis labai ryškių minusų tokia psichologinė egzistencinė prasme. Nes žmogus visą laiką gali to nedaryti, bet jisai gali ir leisti savo visą laiką būti bombarduojamas informacijos. Šitoje vietoje dar vieną pridėsiu tokį niuansą. Šiaip tokia yra šiuolaikinė kalbos filosofija, apskritai kalbos tema yra svarbi šiuolaikinėje filosofijoje ir man vienas svarbus pastebėjimas iš kalbos filosofijos yra apie tai, kad apskritai visą pasaulį mes iš tikrųjų patiriame per tą kalbos terpę. Ir turime, kažkokį tokį psichologinį polinkį, ar kaip čia pasakyti, žodžius tapatinti su dalykais ir žodžiais. Tai reiškia, kai mes girdime žodžius, kad kažkas yra
pasaulyje kaip kažkokia situacija. Pavyzdžiui, aš dabar galėčiau pasakyti, kad tenais Donaldas Trumpas buvo nužudytas ar kažką tokio, kas nėra tiesa. Bet šiuos žodžius iš karto mes priimame kaip kažkokią faktinę tiesą. Kitaip sakant, žodžiai yra painiojami su daiktais, žodžiai yra painiojami su situacijomis. Ir kai tas informacijos srautas mus pasiekia, tai vėlgi labai natūraliai mes taip patiriame kaip paties pasaulio, kažkokią reprezentaciją, paties pasaulio faktinės situacijos atsiskleidimą mums. Ir tas informacijos srautas yra kartu, tas srautas, kuris iš tikrųjų kartais daro labai ir gal net nepastebimą įtaką tam, kaip mes suprantame pasaulį ir faktinę situaciją pasaulyje. Bet iš tikrųjų ta faktinė pasaulio situacija yra tam tikra kalbinė struktūra, kalbinė interpretacija. Ir tas masyvus informacijos srautas, kuo jisai svarbus, kad gali formuoti tai, kaip mes matome pasaulį, ar atvirkščiai labai kažkaip įnešti daug neaiškumo, daug vienas kitam prieštaraujančių kažkokių pasaulio interpretacijų ir taip kelti sumaišties. Čia labai svarbus pastebėjimas, ir be jokios abejonės čia toks natūralus gana dalykas, nes turbūt kalba ir atsirado tam, kad jinai apie tai, kas anapus kalbos kažkaip tai bylotų. Kad per kalbą mums turėjo susidaryti žmogui aiškumas, kas realybėje vyksta. Turėjo. Turėjo. Tokia galbūt funkcija buvo, aš įsivaizduočiau. Bet visiškai sutinku, kad į tą pusę, kad jos tas laukas labai išsiplėtė ir jinai dažnai pirmiau pačios tikrovės stovi. O kitas dalykas apie tą verslo pusę, irgi jos negalima pamiršti. Jos negalima pamiršti ir ar tai karas, ar bet kas kitas jinai dalyvauja ir jinai yra labai svarbi. Verslo pusė tai reiškia labai, turbūt reikia paprastai ir savo patiems paaiškinti, kas tai yra. Tai turbūt žiniasklaida turi poreikį ir iš to gyvena, kad kuo daugiau žmonių perskaitys žinutę ir kuo daugiau žmonių perskaitys straipsnį ar pažiūrės video, tuo daugiau pinigų ateis. Turbūt labai primityvu, labai paprasta. Aš būtent tai irgi turiu omenyje, kai atkreipiu dėmesį, kad informacija mus pasiekia per žiniasklaidą, o žiniasklaida yra verslas. Tai ką tai reiškia, kad tada šitas verslas turi interesą, kad mes kuo dažniau atsiverstume tą naujienų puslapį, būtent, kuo daugiau savo laiko, dėmesio ten skirtume ir siekdami realizuoti, pasiekti šį tikslą, šito verslo kaip ir valdytojai, jie daro tikrai tam tikrus, mano nuomonė, visiškai sąmoningus sprendimus, kaip pritraukti skaitytojų dėmesį. Ir aš dar tik nepritarčiau, kad irgi paskutiniai 10 metų yra šiek tiek pasikeitusi struktūra žiniasklaidos, laikraščių tokių kaip ir beveik neliko, yra portalai tam tikri, bet turbūt nemažesnę rolę vaidina visi vadinamieji nepriklausomi. Vadinamieji čia ne tokia prasme, kad aš sakau, kad to nėra, bet tiesiog, kad vieni yra nepriklausomi, kiti ne. Nepriklausomi įvairūs interpretatoriai, YouTube kanalus turinti žmonės, rašantis Facebook'e kažkur dar, kurie turi didelį įtaką. Yra netgi labai didelį įtaką turinčių žmonių. Aš Lietuvoje gal netiek žinau, bet šiuo metu liūdnai pavadinsim pagarsėjęs Joe Roganas, kurio aš labai nemėgstu, būtent dėl paramos Trumpui, bet jo įtaka, aš kaip jis suprantu, yra milžiniška. Taip. Kuris būtent sakoma, kad podcasto žanro toks kaip tikriausiai gali lygintis net ir su kai kuriuom žiniasklaidos priemonėm. Tiesiog pakitusi pati struktūra ir kažkokie žurnalai, laikraščiai tikrai praradė galią. Taip, tai šalia, žodžiu, šitų didesnių, matomesnių žiniasklaidos priemonių yra daug tų papildomų tokių kanalų, kurie taip pat, sakykime, pateikinėja tam tikrą informaciją, bet vėlgi reikėtų turėti omeny, kad jie taip pat yra suinteresuoti būti girdimais, klausomais ir tas interesas
tikėtina gali daryti įtaką tiems sprendimam apie informacijos pateikimą. Tai būtų per daug turbūt laiko, tas užimtų išsamei labai nagrinėti viską, kas yra, bet tiesiog kaip elementarus pavyzdys, kurį tikriausiai daugelis klausytojų supranta, bet tiesiog verta tai vėl priminti, yra tiesiog tas clickbaitas, ar ne, žiniasklaidai. Clickbaito tokia strategija, tai yra formuluoti tokias naujienų antraštės, kurios būtų žiauriai neaiškios, kurios dažnai darytų kažkokį emocinį poveikį. Čia labai svarbu, kad emocinį ir būtent baimė ir tame dalyvautų ir kažkoks galbūt euforija irgi. Jo, baimė, euforija, tai arba bauginti žmonės, arba sukurti kažkokias antraštės, kurios žmonių tokį kažkaip kaip vadinamas kartais wishful thinking yra patenkintų. Tai yra toks mąstymas, kuris nori, sakykime, ieško to, ko nori matyti. Ar ne? Ir atsirenka tą informaciją, kuri atitinka norus. Tai vienos antraštės yra tos, kurios kažkaip sužadina tą viltį, kad čia viskas toje gerai bus. Kitos antraštės yra atvirkščios visiškai, tos, kurios kelia baimę ir todėl skatina paspausti. Ir, mano nuomonė, aš neturiu jokių griežtų tam įrodymų, bet toks įspėjimas yra, kad šiaip jau žiniasklaidos priemonės gan sąmoningai manipuliuoja šitais dviem režimais, tai yra dviejopas žinutės, mėgsta formuluoti, tas, kurios sužadina viltį ir tos, kurios paskui tą viltį sugriauna ir tokiu būdu įsuka skaitytoją į tokį ciklą, kuris nuolat yra prikaustytas ir vis seka, kokia tai yra informacija. Vienintelis tik dalykas yra, kad jos, jeigu kažkaip tą turi omeny, tai labai lengva tą pastebėti. Ir aš, pavyzdžiui, dabar stengiuosi netidarinėti tų nuorodų, kurios yra tokiu būdu sukonstruotos. Bet gal prie pavyzdžių pabandom, nes mes kaip tik kalbėjom apie pavyzdžių šito Taip, besiruošdami modelio. Šiai laidai kaip tik ir nusprendėm prieš pat laidą atsidaryti kelis portalus. Jo, ir paskaityti tiesiog vieną kitą antraštę. Tai, sakykime, vieną aš galiu ir pacituoti. Taip. Ir pabandysime jį dekonstruoti. Taip. Tai viena pirmųjų antraščių, didžiausia antraščių viename iš Lietuvos naujienų portalų žinomesnių buvo tokia. Politiko žurnalas skelbia, kad Putinas rado ypač pigų būdą, kaip masiškai varyti baimės vakarams. Algi, tavo dekonstrukcija. Fantastika. Pirmas dalykas yra tas akivaizdus, kad aš nežinau, apie ką čia kalba. Tai aš sužinosiu tik atsidaręs. Tai čia yra esminis triukas, kad sužinosiu tik atsidaręs. Nėra įvardinta, kas yra tas pigus būdas. Taip. Tiesa, galiu pasakyti, kad čia galbūt nėra blogiausiai sukonstruota, nes galėtų būti dar bukesnių būdų, bet čia pakankamai gudriai tas padaryta. Čia kas yra padaryta. Pirma, aišku, paminėtas Putinas, čia viskas normalu su tuo, kad apie jį čia bus, bet tada pigų būdą, kaip įvaryti baimės. Tai tas įvaryti baimės yra čia esminis žaidėjas, sakyčiau. Nes akivaizdu, kad tie, kas rašė, tai per šitą ir bando pritraukti tuos skaitytojus. Per šitą bando ne pritraukti tiek per tą, kad nėra pasakyta antraštėje, apie ką čia bus kalbama, bet ir per šitos, būtent per šitą žodį, baimė, per šitą jausmą. Tai, sakykime, koks poveikis iš karto, jeigu aš pamatau tokią, tai iš karto kažkoks tai, ar suklūstu, ar įsitempiu, iš karto kažkas įvyksta. Ir tada aš turiu atsidaryti. Tam, kad tas jausmas, instinktyviai noriu tiesiog kažką padaryti su tuo jausmu, kažkaip jį, išspręsti pavadinčiau. Tai būdas jį išspręsti yra tiesiog gilintis, toliau eiti, tą daryti. Nors dabar aš neatsidariau to straipsnio, bet galiu tikrai aiškiai pasakyti, kad tokių būta labai daug ir spėju, kad greičiausiai jisai neturi kažkokio ypatingo turinio ir kažko naujo jisai nepasakys, ko dar nebūsiu skaitęs, ko nebūsiu žinojęs. Aš irgi turiu tokį spėjimą.
Šiaip, jo, mano labai panašus yra matymas apie prasmę tokios antraštės. Tai reiškia, įvardyjama grėsmė, neįvardyjama šaltinis, na ir tada natūraliai toks instinktyvus noras sužinoti tą šaltinį tariamą. Kas ten yra parašyta, gal net nėra labai kažkaip reikšminga, aš tikrai. Bet turbūt esmė yra ta, kad skaitytojai yra pagaunami. Ir aš nemanau, kad skaitytojai yra padaromas pozityvus poveikis. Nes, na gerai, pavyzdys, sakykime, buvo savaitgalį tragiškas žiauri ataka prieš civilius gyventojus, kur 9 vaikai buvo nužudyti Kryvyry mieste. Karo nusikaltimas, dar vienas šalia tūkstančių. Tą sužinoti, aš manau, yra svarbu, kad ir būtina, kad tiesiog žmogus gaudytųsi situacijų, kas vyksta, su kuo čia susiduriama. Bet tokia informacija, ką tu perskaitai, aš manau, kad yra vien tik tais, jokios naudos jinai neduoda, jinai yra grinai tokia manipuliatyvi. Aš radau, žinok, dar geresnį, Justinai. Gerai, tai tokia auksinė. Mes šiais laikais gyvendami galim gyvai tiesiogiai sekti ir tas srautas yra... Ir net aš neatsidariau puslapio, konkretaus puslapio, aš esu atsidaręs orų puslapį, kur orų prognozė, kur yra kampe nuorodos į kitus puslapius. Ir čia yra nuostabus ir nuostabi antraštė. Na, klausau. Iš JAV kontradmirolo perspėjimai dėl Trumpo ir Rusijos. 2. Štai kur nusitaikė Putinas po Ukrainos. Visiškai tas pats šablonas. Bet čia dar žiauresnis, nes čia jau čia turima omeny, kad čia tas žmogus konkrečiai kažką pasako, bet antraštė to neįvardina. Tas žmogus konkrečiai kažką pasakė, bet vėl neaišku ką. Neaišku ką, bet tarsi jau yra nuojauta, kad čia galbūt apie mus kalba, apie Baltijos šalis. Ir aišku, čia apie vėlgi su baimės sužadinimu, su tuo, kad turi atsidaryti ir tą baimę patvirtinti arba paneigti. Toks, sakykime, tokia antraštė yra tikrai, aš vertinu kaip grinai manipuliatyvę ir žalingą iš principo. Visiškai sutinku. Aš dabar prisiminiau kitą pavyzdį, jisai buvo čia seniau, bet tiesiog kaip pavyzdys. Tiesiog čia prieš kurį laiką, kai tik tais prasidėjo kalbos, kad bus siekiama paliaubų Ukrainoje ir buvo pateiktas pasiūlymas Rusijai, ten iš JAV ir Ukrainos pusės sudaryti tas paliaubas. Kaip tik tuo metu, kai buvo pateiktas pasiūlymas, iškilo tas klausimas, kaip reaguos Rusija, ir aš pamenu irgi vienam iš tų naujienų portalų pasirodė straipsnis su antrašte maždaug tokia, kad Putinas nenoriai, bet tikriausiai priims šitą paliaubų pasiūlymą. Ir dabar žiūrėdami atgal matome, kad absoliučiai buvo visiškai netiesa tokia prognozė, visiškai nepagrįsta, nes net rimtai nesvarstė to dalyko, ko aš ir tikėjausi visiškai. Bet jau tada aš kažkaip supratau, kad vėlgi tai yra ta antraštė, kuri kaip tik maitina tas viltis, ar ne, be pagrindo jas maitina. Ir žodžiu, tą tokį ciklą kaitaliojimąsi tarp baimės ir vilties kažkaip palaiko. Čia yra labai įdomus dalykas, nes man atrodo, tie baimės ir vilties jausmai šiaip yra labai reikšmingą rolę vaidina mūsų tokiam emociniam gyvenime. Ir per juos labai lengva yra žaisti, bet aš gal dar tokį įterpimą, kad iš to, ką mes pasakėm, tikiuosi, nekyla tos minties, kad mes apskritai manom, kad reikia apie grėsmės nekalbėti. Anaiptol, apie grėsmės reikia kalbėti, tačiau tas kalbėjimas, manyčiau, neturi būti manipuliatyvus, numeris 1. Ir juolab turbūt apie viltis tokias labai didžiulės irgi, galbūt apie jas dar atsargiau reikia kalbėti, nes jos tiesiog sužadina nepagrįstus dalykus, ypač turbūt tas buvo karo pirmaisiais metais, kuomet apie Ukrainos pergalę po 3 savaičių
labai daug kas kalbėjo Taip, apie Rusijos sunaikinimą. Ir apie Rusijos griūtį, žlugimą. Taip. Tačiau vėlgi žmonės, pavyzdžiui, iš kariuomenės labiau, kas tiek tie, kas su parama labiau susiję, tiek tie, kas konkrečiai kariavo ar kariauja ten, tai jie labai kritiškai, atsimenu, žiūrėdavo į visokius tokius pareiškimus. Taip, aš irgi prisimenu, kad buvo kai kurie labai optimistiški, kažkokią tokią metaforą prisimenu, kad čia jau pramuštas Rusijos laivo ten tas denis ten ir čia jau toj paskęs kažkaip, bet nieko panašaus neatsitiko. Tai apskritai, va, čia yra bendrai tokia žmogiška turbūt realija, psichologinė realija, vilčių turėjimas ir tada kažkaip ieškojimas tos informacijos, kuri atitinka tas viltis. Aš tikrai galiu patvirtinti, kad kai kažką skaitau, ieškau nesąmoningai informacijos, kuri duotų vilties. Tai lygiai taip pat ir aš galiu tą patvirtinti. Kalbant apie tai, kad žmogus nuolat viliasi ir kažkaip žiūri į pasaulį per vilties tokią prizmę, noriu atkreipdėmėsi į dar vieną dalyką, kad, žodžiu, visame tame informacijos sraute, su kuriuo mes susidurėme, galima taip gan sąlyginai, bet išskirti dviejų tipų informaciją. Tai viena vertus faktinė informacija, tai reiškia tai, kas įvyko, arba šiuo metu vyksta, arba, labai labai tikėtina, kad įvyks, bet labiau vis dėlto faktai su tokia artima praeitim, su dabartim, su tolimesne praeitim yra susiję. Žiūrėjau, faktai vienoj pusėje, o kitoj pusėje prognozės. Arba, vėlgi taip kažkaip gal griežčiau pasakyti galima, pranašystės kartais. Tai tiek prognozės, tiek pranašystės yra bandymai nuspėti ateitį. Tai tuos dalykus dar ir taip galima pasakyti. Bandymai nuspėti ateitį. Man atrodo, labai svarbu turėti šitą dalyką omenyje, nes faktais galime būti tikri. Tuo tarpu bandymas nuspėti ateitį, savaime yra labai problemiškas dalykas. Net jeigu tai yra kažkas labai tikėtina, net jeigu tai yra tokia prognozė, kuri turi daugybę argumentų, vis tiek tai nekeičia fakto, kad tai yra bandymas nuspėti ateitį ir tai reikėtų turėti omenyje, man atrodo, suvokti, kad šiaip jau neįmanoma to padaryti, netgi labai pagrįstos prognozės gali neišsipildyti. O tuo labiau prognozės virsta pranašystėmis, kuo daugiau ten yra šitos interpretacijos, spekulacijos, hipotezių įvairiausių ir panašiai. Tai kodėl aš kviečiu apie tai kalbėti, nes man atrodo, priimant tą informacijos srautą visai yra prasminga bandyti atsisijoti informaciją pagal tai, kiek tai yra faktinė informacija, kiek tai yra prognozės ir pranašystės, nes būtent ta prognozių ir pranašysčių pusė, vėlgi, man atrodo, daugiausiai sukelia to sutrikimo ir kai mes kalbame apie tą ciklą, tokį siūbavimą tarp baimės ir vilties, tai tas siūbavimas labiausiai turbūt ir yra susijęs su tom prognozėm, kuomet mes bijom to, kas galėtų atsitikti, arba viliamės, kad kažkas atsitiks ir nuolatos kažkaip taip svyruojame, sukamės tame rate. Labai svarbi skirtis, aš gal dar į prognozės pusę arba gal ties viduriu labiau dėčiau interpretaciją apskritai. Ir aišku, tik tai dar pasakysiu vieną dalyką iš anksto, kad čia jau yra galbūt ir filosofinio, šiek tiek filosofijos įtaka, kad irgi su pačiais faktais kartais gali būti problemiška juos aptikti tokiu grinu pavidalu, be interpretacijų. Kita vertus, tiksliau, tuo pačiu atsisakyti prognozių, gyventi be jų, tai irgi yra labai sudėtinga, nes mes labai natūraliai žvelgiam į ateitį ir planuojam pagal ateitį, svajojam ir dabartį savo konstruojam irgi labai stipriai pagal ateitį.
Ir tas irgi neišvengiama, bet man atrodo, mes irgi šiek tiek epizodo jau į galą pakalbėsim, kaip mes matom tokie adekvačiausius būdus su ta ateitim sąveikauti. Nes ateities mąstymo apie ją išvengti neįmanoma, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kiek mūsų mąstymas yra apie ateitį, būtent yra paveiktas to, ką tu minėjai, tai yra baimės ir vilties jausmų, ir kai mes priimam kažkieno prognozes arba pranašystės, kaip labai gerai pasakei, būtent apie tai, kas bus. Na ir iš tikrųjų būtų labai įdomu kada nors paskaityti, pavyzdžiui, pranašystės iš 22 metų pabaigos, kas bus su karu po pusmečio, kas su Ukraina bus, kokiais 23, kas buvo rašyta, 24 rašyta, tais pačiais 22 pradžioj. Ir man atrodo, būtų tikrai įdomus užsiėmimas ir pamatytume absoliutų neadekvatumą tų pranašysčių. Tačiau nenori mes, jeigu net ir netikime jomis, valingomis pastangomis, nenori jos mus veikia. Tai, sakykime, tikrai galiu ant savęs apie savo patirtim pasidalinti, kad visuomet stipriausias ir negatyviausias, tiek trumpoji, tiek ilgesnėje perspektyvoje poveikis būna būtent prognozių ir pranašysčių. Nes su faktais, atsimenu, faktais yra taip, kad jie emociškai irgi gali labai stipriai paveikti, ne tai, kas savaitgalį vyko. Tai nuo pat karo pradžios visos žinios apie civilių žudymus, apie privartavimus, apie vaikų žudymus, apie karių kankinimus ir taip toliau, visa tai veikia. Visa tai veikia tikrai labai stipriai, galiu pasakyti. Tačiau tas poveikis buvo ganėtinai aiškus ir ganėtinai aiškias pasiekmes vedė ir aišku tokį sprendimą, kad kažką reikia daryti, kad palaikyti, kad kažkaip tai spręsti. O pagrindinė problema, man atrodo, su prognozėmis, pranašystėmis ir su baimės ir vilties veiksmais, kad jausmais, kad jie tiesiog veda į bejėgystės jausmą. Į bejėgystės, į tokio depresyvumo galbūt, gali ir apatijos, bet kaip tik būtent į tokį jausmą, kuris veikia destruktyviai, pavadinčiau. Destruktyviai atima jėgas, atima ūpą kažką daryti, atima motivaciją daryti. Tai aš sakyčiau, kad svarbi indikacija, čia galima sutikti, galima ne, bet bent jau aš priėjau turbūt tokias išvadas, kad svarbi indikacija su informacija apskritai yra, ar tu jauties paniręs į beviltiškumą ir nieko nebegali daryti, ar tai tave kažkaip paskatina kaip tik kažką daryti. Gal tu galėtum dar konkrečiau kažkiek papasakoti, kaip gali vesti beviltiškumą prognozės, kurias mes skaitome. Du variantai. Pirmas dalykas, būtent prognozių, pranašysčių, interpretacijų siekimas, jisai dalykas numeris 1 prikausto emociškai ir pritraukia emociškai. Tad tu ir vardinai, kad jeigu antraštė sužadina baimę, tuomet yra tas noras galiausiai tą baimę išspręsti ir pereiti prie kažkokios tai vilties arba nusiraminimo. Tada pradedi skaityti dar kažką, bet jau kai tarsi nusiramini, tai tada vis dar kirba, kad gal dar ne iki galo. Tada vėl ieškai dar šaltinių, ar YouTube, ar straipsnių. Ir tą tokią jausminę pusę savo aštrini tiesiog. Tikrai aš ne apie jausmų gesinimą apskritai kalbu, kad tą reikia daryti, tačiau yra ir kitas fenomenas, kad mes patys galim įaudrinti savo jausmus visiškai beprasmiškai. Tai tiesiog aš galiu užkibti be galo, be krašto į skaitymą, į domėjimąsi, į kažkokių ateities modelių konstravimą, į tai, ar čia bus kažkas ar nebus kažkas, ar bus blogai ar nebus blogai. Galiu tiesiog labai ilgai tuo
užsižaisti. Čia dalykas numeris 1. Ir jau vien tai tiesiog mane atitraukia tiek nuo kažkokių asmeninių dalykų, tiek nuo galų gale dalykų susijusių su karu. Vietoj to aš tikrai geriau prisidėčiau prie ukrainiečių kovos. Ir tai galiausiai verčia jaustis silpnai, bejėgiškai. Nes kad yra kažkokios virš manęs esančios didžiulės metafizinės, istorinės jėgos, kur aš nelabai kažką galiu padaryti. Tai čia pirmas dalykas. Man čia į tokį neapsisprendimą kažkokį gali vesti tokį. Ir apie neapsisprendimą. Čia bus, nebus toksai kažkoks neapsisprendimas, nustuminėjimas gal tos temos kažkiek irgi toks gaunas. Tarsi tu sieki, bet kažkokio sprendimo nepriėmė ties tuo. Tai man atrodo, tas gerai čia sakai, kad siekimas jisai gali būti su tokia prokrastinacija ir atidėjimu kažkokių sprendimų ir kažkokios ir pozicijos netgi kitų žmonių atžvilgių prisiėmimo. Bet galiausiai nuo paties veikimo. O antras punktas, aš dabar jau pamiršau, ką aš norėjau pasakyti, labiau išsikalbėjau ties šituo. Galbūt aš ir pasakiau tą patį, kalbėdamas apie pirmąjį. Na ir apskritai, kad verčia tave jaustis, kuo daugiau esi tampomas, kuo daugiau kažkas kitas veikia tavo emocijas, tuo labiau bejėgis tu jausiesi. Ir kuo labiau jausiesi bejėgis, tuo bus tau blogiau ir tavo aplinkai ir tam, kas tau rūpi blogiau. Ir tikrai ukrainiečiam nepadės tai, kad tu jausiesi bejėgis. Jiem padės tai, kad tu padės tai, jeigu tu prisimsi poziciją ir tu kažką darysi. Man tas sprendimo priėmimas atrodo svarbus dalykas, nes suktis tam informacijos sraute veda į tokį dvejonės svyravimą, o visam tam kontekste kažkaip, man atrodo, labai padeda turėti kažkokį sprendimą, kažkokią aiškę poziciją, kur aš judu, kaip aš judu ir kaip prie to sprendimo prieiti, man atrodo, gali būti svarbus klausimas, kaip susiformuluoti tą savo poziciją tokia aiškesnė. Tai, šitoj vietoj gal aš galėčiau pasidalinti, kas man padeda, sakykime, tai vėlgi, šiaip jau padeda tas pats suvokimas to skirtumo tarp faktinės informacijos ir prognozių. Ir tada, visgi bandymas ieškoti ar pasikliauti bent jau tą faktinę informaciją, kuri, tikėtina būtų patikima. Tai pavyzdžiui, kuo tu pasitikėtum? Pasidalink. Aš šiuo metu labiausiai turbūt pasitikiu Lietuvos kariuomenės pranešimais, kurie, tiesiog informuoja apie tai, kad šiuo metu nematyti jokio aktyvaus judėjimo, kariuomenės telkimo tose sienose, kurios ribojasi ten su Lietuva. Bet vis tiek, tai su tuo, kas poros metų perspektyvoje? Poros metų perspektyvoje gali visiškai pasikeisti. Tas, aš visiškai sutinku. Vis dėlto aš šitai atsižvelgiu. Kita vertus, man tokia svarbi faktinė informacija yra tai, kad karas vyksta Ukrainoje, kad Rusija inicijavo tos veiksmus. Man svarbi, sakykime, yra ir istorinė ta informacija. Tai yra žinojimas istorinis, kad Rusija yra agresyvi valstybė, kuri buvo agresyvi nesykį ir Lietuvos ir net ne 10 kartų ir atžvilgių. Sakyčiau, tokie man pagrindiniai kažkokie atramos taškai yra, į kuriuos aš remiuosi. Turiu pripažinti, kad nepaisant to, kad ta grėsmė kažkaip, sakykime, nėra telkiamos pajėgos ten prie Lietuvos ir panašiai,
kad jinai nėra čia ir dabar, bet aš visgi remiuosi prielaidą, kad tai galėtų įvykti. Vat ir į tai atsižvelgiu. Tam tikrus veiksmus, darau dėl to. Tai vad galbūt reikia man pereiti jau prie paskutinio punkto, tai yra kaip mes įsivaizduojam, nes kaip mes įsivaizduojam veikimą ir kažkokį adekvatų darymą, elgesį šitoje situacijoje. Jeigu mes jau kalbėjom apie tai, kad informaciją reikia filtruoti, tu pabrėžiai tą pusę, kad reikia, turint omeny problemiškumą skirtumo tarp faktų ir prognozių, visgi į tą faktų pusę kreipti dėmesį, kad žiniasklaida, kurdama prognozes, arba nepriklausomi įvairūs komentatoriai, nemaža dalis nori tiesiog būti žinomi ir gauti pelno iš to. Ir mes parodėm porą pavyzdžių iš Lietuvos tokios žiniasklaidos, kaip tai veikia. Ar Lietuvos, nesvarbu, šalis netgi kokia. Ir netgi tame gali būti, tame būna fakto dalis kažkokia, bet tiesiog labai svarbu, kaip tas faktas yra pateikimas. Ir kaip tai priėjom prie tos išvados, turbūt, kad svarbu nepasijausti bejėgiškai, kad svarbu pajausti savo kažkokią tai stiprybę, savo galią, nes yra tas dalykas, kad jeigu tave emociškai labai stipriai veikia kažkas kitas, tai tu galiausiai jautiesi bejėgiškai. Tačiau su to bejėgiškumu, jį galima įveikti, tiesiog jo įveikimas yra toks, kad tu turi pajausti, kad pats gali kažkokius tai priimti sprendimus ir pats daryti kažkokią įtaką. Tai vat apie veikimą. Gal pradėsim nuo to, kaip tu žiūri atsiribojimą apskritai nuo informacijos. Yra ir toks būdas, nes aš tai tikrai esu susidūręs su žmonėm, kurie visiškai, sakykime, atsiriboja. Nelabai daug tokių žmonių sutikau, ypač mūsuose, tu čia esu sutikęs. Ir aš skeptiškai žiūriu, neigiamai gana į tai. Aš irgi nemanau, kad tai yra, sakykime, geras būdas būti. Nepaisant visko, ką pasakėme apie tą abejotinumą informacijos, kažkiek sekti tą pulsą reikalinga. Tiktais kažkaip bandyti atsirinkti, kur tai galėtų būti labiau faktinė ir patikima informacija, kur labiau spekulacijos, prognozijos ir panašiai. Toks atsiribojimas, tai man primena tiesiog kaip vengimą kažkaip pripažinti realumą tos grėsmės ir išvengimo, niekada, man atrodo, kažkas gero neišeina. Čia vėlgi nesinori kažkokių tokių formulių pateikti, kas čia atsitiks būtinai, bet man tai neatrodo tinkama. Tai vis tiek, tai yra tokia situacija, kur turbūt neutrali pozicija vis tiek yra kažkokia pozicija, kuri naudingesnė vienai ir kitai pusė. Ir man toks įspūdis, kad neutralumas yra naudingesnis agresoriui šioje situacijoje, atsiribojimas nuo informacijos yra tokia kažkokia neutralumo pozicija ir jinai yra naudingesnė agresoriui, man atrodo. Tas žmogus, kuris atsiribojęs visiškai, bus tikriausiai mažiau pasiruošęs reaguoti grėsmės atveju, taip spėčiau. Bus lengviau galbūt irgi paveikiamas. Tai dėl tokių priežasčių sakyčiau, kad sekti tą pulsą bent kažkiek reikalinga yra. Gerai, tai dabar apie tai, kaip mes suprantam veikimą. Ką reiškia veikti? Nes aš kaip ir iš savo pusės pabrėžiau, kad man atrodo veikimas yra geriausia išeitis. Tai nežinau, parama Ukrainai turbūt nuo pat 22 metų vasario buvo vienas iš kertinių ir yra vienas iš kertinių būdų. Ir aš pats dalyvau ir su tavim mes esam važiavę porą kartų į Ukrainą ir tikrai atsimenu, kad ypatingai karo pirmaisiais metais, o tas labai čia skamba egoistiškai, bet man pačiam labai padėjo, nes tiesiog padėjo išlysti iš tokio beviltiškumo jausmo, kad nieko negali padaryti, kuris pribloškė pačioje pradžioje karo ir turbūt labai daug ką pribloškė. Bet važinėjimas
tas pats pinigų siuntimas ir kažkoks tai darimas, paramos rinkimas, susidūrimas realiai su ukrainiečiais, tai kažkaip davė labai daug. Man taip pat, aš nebuvau toks aktyvus važinėjant į Ukrainą, kaip tu, Algi, bet man taip pat davė gerą tokią kažkokią įtaką, toks įsijungimas per veiksmą ir aš taip pat manau, kad tai yra gerokai konstruktyvesnis būdas. Vėlgi, mes labai galime turėti ribotą kažkokį supratimą, kas iš tikrųjų bus ateityje, bet nerimą turbūt jaučiame dėl to. Vat čia irgi tas yra, kad nerimą jaučiam, bet kas bus ateityje, negalim žinoti. Tai kaip su tuo nerimu tvarkytis? Žodžiu, ar čia sekti tą informaciją ir maltis tarp baimės ir vilties, ar kažkaip kitaip su to būti? Tai man atrodo, priimti sprendimą kažkaip ruoštis galimai grėsmei, ar kažkaip kitaip prisidėti prie paramos, yra kitoks būdas būti su tuo savo nerimu ir konstruktyvesnis būdas, man atrodo. Apie ruošimas, tai kokius tu būdus turi omeny? Tai pavyzdžiui, Šaulių sąjunga gan populiarus, man atrodo, būdas. Kitas, sakykime, dalykas, tai yra kalbėtis su artimai žmonėm, ką daryti grėsmės atveju. Ruoštis tą pačią kuprinę su atsargom, pilietinio pasipriešinimo mokymai kažkokie. Planą kažkokį elementarų turėti. Daugybė įvairiausių dalykų, kaip galima link to judėti. Aš tai dar pridėčiau, kažkaip ruošdamasis laidai, ruošiantis laidai atėjo tokia 4 dalių racionali labai dilema. Aš jau labai nemėgstu šitų tokių sukonstruotų dilemų, bet šitoje vietoje, man atrodo, jinai visai tiko. Tai yra 4 skirtingi variantai ir 4 skirtingos reakcijos ir kaip atrodo, kuri yra prasčiausia, kuri yra geriausia. Tai variantas A, pavadinkim taip. Variantas A, jeigu tu nesiruoši nieko, šalis ir žmonės nesiruošia nieko ir grėsmė neišsipildo. Tai yra karas nevyksta. Čia variantas A. Tada variantas B, tu nesiruoši nieko ir karas įvyksta, tave užpuola nepasiruošusi. Variantas C, tu ruošiesi, tu ginkluojasi ir karas neįvyksta, grėsmė neišsipildo. Na ir 4, tai tu ruošiesi ir grėsmė išsipildo. Tai, man atrodo, B variantas, jeigu tu nesiruoši ir tave užpuola, yra blogiausias. Kaip tu manai? Sunku prieštarauti. Sunku prieštarauti. Tada tas kadangi šitas blogiausias, tai aš įsivaizduočiau, kad jo turbūt labiausiai reikia vengti. Reiškia, einu link to, kad ruošimasis bet kokiu atveju yra geresnis variantas, ar įvyks kažkas ar neįvyks. Ir yra tik tais vienas labai svarbus faktorius šitoj vietoj, kad šitas modelis yra vis tiek toks apie... Jisai yra apie tai, tarsi kažkokia ateitis yra nepriklausoma jėga ir ta grėsmė yra kaip nepriklausoma jėga. Bet yra dar vienas faktorius, kad tas yra pabrėžiama nuolat, kad kuo labiau yra ruošiamasi, kuo labiau Baltijos šalis ir apskritai Europa yra stipresnė, kuo labiau ruošiasi blogiausiam variantui, tuo mažėja šansų, kad jisai įvyks. Tai yra priešas pamato, kad čia per stiprus yra. Aš tai sakyčiau, kad mane visiškai tikina šitas dalykas, kurį pabrėžė karybos ekspertai ir aš to visiškai tikiu. Šiaip tavo šitas argumentas primena Paskalio lažybas. Aš visiškai galvoju apie tai, kad Paskalio lažybas, nors man tas lažybas neįtin patikdavo visą laiką, tačiau susiję. Žodžiu, apie Dievo egzistavimą, kad racionaliausia pripažinti, jog Dievas yra. Taip. Bet šiuo atveju
racionaliausia pripažinti, kad grėsmė yra. Grėsmė yra ir ruoštis ir tada... Bet tik tais, kas čia nutinka, kad tu gali paveikti tada tą grėsmę. Šioje vietoje gal dar vieną prisimenu tokį argumentą, kartais yra sakoma, kad tas, kuris ginkluojasi, prišaukia grėsmę ar panašiai, bet mano nuomonė, mūsų atveju tai absoliučiai yra netinkamas argumentas, nes istoriškai yra pasitvirtinę, kad Rusijos valstybė yra agresyvi, jinai linkusi naudotis tikrai silpnesnėm valstybėm ekonomiškai ir karinė prasme. Tai kažkaip visiškai nepagrįsta, man atrodo, kalbėti, kad čia prisišauktume grėsmę tokiais būdais. Jo. Aš visiškai sutinku, čia nėra ką daugiau pridurti. Tai man atrodo, kad galim su šiuo epizodu kaip ir į pabaigą jau keliauti. Manyčiau, kad taip. Tema yra tikrai dar labai aktuali, besivystanti, bet šiam kartui, manau, galime užbaigti. Palinkėkime Ukrainai kuo geriausios kloties, pergalės. Taip, nuoširdžiausiai linkime ir, aišku, kviečiame besiklausančius įvairiausiais būdais remti ukrainiečius ir patiems stiprinti save šioje situacijoje. Taip, ir ačiū, kad sekate. Ankstesnius epizodus galite rasti mūsų YouTube kanale, Spotify. Pasekite, prenumeruokite, ir dar darysime epizodų. Nemažai tikiuosi. Iki kitų kartų. Iki, ačiū Justinai. Ačiū, Algi.